Sony Ericsson Satya, telefoniukas su 12 megapikselių kamera. Galime palyginti su standartiniu Sony Ericsson, tik truputį ilgesnis, bet lygiai tokio pačio storio. Galime pastebėti žymiai siauresnis už puodą. Telefonas naudoja naujausią Symbian operacinę sistemą, veikia labai greitai. Būt vienas iš didžiausių pliusų tai yra veikimo sparta. Taip pat galime pastebėti, kad Symbianas neprimena Nokia modeliuose naudojamos versijos, nes turime 5 Sony pagamintus namų ekranus. Taip pat pakeista visa media peržiūra. Taip pat nauja kameros vartotojo sąsaja. Viskas labai patogiai ir gražiai padaryta, primena Sony fotoaparatus. Turime automatinį panoramos veidų atpažinimo ir touch to focus režimus. Pabandykime pastarąjį. Taigi ekrane užtenka priliesti norimą sufokusuoti tašką ir visą likusį darbą telefonas atlieka už jus, sufokusuoja vaizdą ir padaro nuotrauką. Tai taip pat turi didelį privalumą, kad jums nereikia drebinti telefono, taigi nuotraukos išeina žymiai geresnis negu spaudžiant mygtuką. Taip pat aparatas palaiko video įrašymo galimybę. Galime įrašyti iki VGA rezoliucijos video. Tai pažiūrėkime kelias padarytas nuotraukas. Vėl matote ypatingai greitai veikianti vartotojo sąsaja. Žinoma, turime standartinės Sony galimybės, kaip muzikos grotuvas. Tai primena Walkman serijos telefonus. Taip pat media centras. Galime pažiūrėti video įrašytą iš kameros. Automatinė vaizdo pavertimo funkcija. Vėlgi labai sparčiai veikia prasukimas, pats video. Vienintelis minusas, kad kamera filmuoja tik VGA rezoliuciją, taigi galime pamatyti juodas juostas šonuose. Garso kokybė taip pat nebloga. Kažkur tai turime garsiakalbius, nors juos netgi sunku surasti. Ir vėl ypatingai greitai veikianti vartotojo sąsaja. Sony šį kartą patingėjo visą OS pakeisti iš esmės, taigi gilesniuose meniu, pavyzdžiui, nustatymuose rasime Nokia telefonus primenantį meniu ir visą jo tvarką. Tai yra identiški meniu Nokia N97 arba 5800 ir reikalauja 2 paspaudimų. Taip pat sukasi į neteisingą touch telefonuose naudojamą pusę. Štai, kad pasuktume meniu, reikia pirštą traukti žemyn, kas yra nelabai patogu.
pat su meniu perjungimu arba programų perėjimu į kitas programas. Žinoma, tai Entertainment Unlimited aparatas ir jis nėra skirtas tikrinti paštą ar naršyti internetą, o savo fotografavimo ir media muzikos funkcijas atlieka labai puikiai. Galbūt tik vienintelis minusas, kad Sony vėl perėjo prie savo Fast Porto ir nėra 3,5 mm ausinių lizdo, taigi mums teks ausinės jungti per adapterį arba naudoti Bluetooth prijungiamas, kokias matėme Sony Aino modelyje.